Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Lietuvai įsipareigojus priimti per 1000 atvykėlių iš karo nusiaubtos Sirijos ir kitų šalių, svarstoma, kaip juos greičiau integruoti į visuomenę. Jei anksčiau tokie žmonės pradžioje patekdavo į užsieniečių registracijos centrus, tai dabar norima pabėgėlių šeimas perkelti tiesiai į savivaldybės. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis šią savaitę, būdamas užsieniečių registracijos centre, prasitarė, kad Alytus gali tapti pilotinę savivaldybę. Tai yra, pradžioje pabėgėliai būtų vežami į Alytų ir čia stebima, kaip veikia naujoji tvarka. Ar Alytus pasirengę šiam bandymui, abejoja ir miesto vadovai ir už tai atsakingi savivaldybės specialistai. Pagrindinė problema iš tikrųjų būstų nebuvimas ir šalia būsto, kaip žinome, turbūt ir darbo nebuvimas šiai dienai. Kaip be būtų gaila, bet Alytaus miestas nėra pasiruošęs priimti kol kas pabėgėlių, nes tam nėra tinkamų gyvenimo sąlygų, bet taip pat nėra pagrindinio modulio, kaip savivaldybėse jie turėtų būti priimami. Išsinuomoti būstą Alytuje tikras iššūkis. Nuomojamų būstų Dzūkijos sostinėje nedaug. Pernai savivaldybė pabėgėlių šeimoms bandė išnuomoti butus, tačiau nesėkmingai. Be to ne visi gyventojai sutinka juos nuomoti atvykėliams, kurių šeimose gausu vaikų. Praeitais metais pradėjome ruoštis šitai integracijai, tačiau paskelbus gyventojams apie šias galimybės neatsirado. Turbūt dėl to, kad ta nuomos sutartis turėtų būti registruota registrų centre ir mūsų žmonės, kaip ir jūs pati žinote, tiek socialinio būsto nuomos problema yra, jie kol kas nepasiruošę nuomoti oficialiai. Nepasitenkinimą užsieniečiais didina ir valstybės skiriama dvigubai didesnė pašalpa pabėgėlių šeimoms. Finansiškai iš tikrųjų jie gautų dvigubai daugiau negu mūsų eilinis pašalpos gavėjas. Tai yra Alytaus miesto gyventojas gauna 102 eurų socialinę pašalpą, pabėgėliui būtų skirta 204 eurai ir tai kelia šiek nepasitenkinimą tarp miesto gyventojų. Alytų ypač palietęs nedarbas. Čia maždaug 2 procentais jis didesnis nei šalies vidurkis. Alytuje ir aplamai Alytaus regione dar turim didesnį nedarbo lygį negu vidutiniškai šalyje. Maždaug 2 procentiniais punktais yra didesnis. Tačiau nežiūrint į tai, atskiruose ūkio sektoriuose trūksta darbo jėgos. Aš galėčiau paminėti kaip baldų gamybos sektorių, kur reikalingi minkštų baldų surinkėjai, taip pat baldų apmušėjai, taip pat reikalingi baldų apmušalų siuvėjai, siuvėjos. Taip pat tradiciškai Alytuje ir nemažai laisvų darbo vietų siuvimo sektoriui. Nors šiuo metu yra laisvų darbo vietų baldų gamybos įmonėse, trūksta siuvėjų, tačiau abejojama, ar musulmonų moterys imsis siuvėjų darbo. Pagal jų tradicijas vyras turi pasirūpinti dažnai gausia šeima. Tad vargu ar darbo biržos siūlymas įdarbinti siuvėjomis atvykėlės sudomins. Užsieniečiams norintiems integruotis į darbo rinką žada padėti Alytaus profesinio rengimo centras. Dzūkijos sostinės gyventojai sužinoja, kad Alytus gali tapti pirmuoju miestu, į kurį atvyks pabėgėliai, optimizmo netrykšta. Aš tai manau, kad kiekvienas turi gyventi savo šalyje ir pabėgėliai čia pas mus neaišku kokie yra. Niekasgi nenustatė, ar jie čia yra nuo karų, ar iš bado, bet visumoje jų reikalavimai yra tokie dideli. Mes patys čia gyvenam, kaip sugebam, bet savo šaly. Taip ir kiekvienas pagal mane turi gyventi. Taip kaip kurie Dievas padėjo, ten jie turi ir gyventi. Pagalvot, kad turim ir savų vargšų. Tai gal išmokim gyventi patys ir paskui padėkim kitiem. Nereikia jų kviesti. Vokiečiai kvietė, prisikvietė svečių, tegu dabar ir vaišina. O ne mes. O jau jie būkit geri, įsidalykim. Jūs kvietėt, jūs ir turėkit. Kodėl turim mes atsakyti už juos? Pagaliau turėkim savo nuomonę ir nebijokim jos pasakyti. Ir ji turi būti griežta, kažkodėl tai prezidentė pradžioje pasakė ir ne kitaip, o paskui nusileido. Šitaip neturėtų. Pirmieji pabėgėliai į Alytų galėtų atvykti jau balandžio mėnesį, nors Alytus kol kas nepasirengęs priimti atvykėlių. Kaip rodo statistika, maždaug pusė jų vėliau pasitraukia į vakarus arba į Skandinavijos šalis. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.